Sveiki bičiuliai, šiandien turim 7. treniruotę, aš kaip matot stadione, o tai reiškia, kad bus fartlekas. Trumpai apie treniruotę, tai bus tokia pati treniruotė kaip ir pirma fartliko, tik tai pasistengsiu pridėti dar vieną pakartojimą. Tai bus viso ne 5, tai buvo praeitą kartą, o 6. Kaip visada trumpas apšilimas ir startuojam. Gerai apšilau, ateinu iki starto vietos ir pradėsim. Dabar 1 kilometras apšilimo ir pradedu 6 pakartojimus. Žodžiu, dar nėra tų kilometrų, bet jau pabodu bėgti. Stadione tai kaip nemėgstu. Viskas monotoniška taip pat. Ratas po rato, ratas po rato. Žodžiu, fartlikas patinka, bet stadionas ne. Baigiu pirmą apšilimo kilometrą ir startuosiu pirmą pakartojimą dabar. Apšilimo tempas buvo iki 7, nepažiūrėjau tiksliai. Dabar pagreitinau. Pirmas pagreitinimas atrodo 4,4. Galutinį rezultatą tikslų pažiūrėsim pabaigoj. Į pabaigą eina pirmas lėtas pakartojimas. Dabar turim 6,4 tempą, pusę antro pagreitintų rato prabėgom. Kol kas tempas 5,10. Įrašiau jums hiperlapsą, kad pažiūrėtumėt, ant kiek nuobodžiai bėgti stadione. Dabar bėgu antrą ratą, lėtą, 3 pakartojimą. Pradėjo biškį stipriau lyt, bet kadangi jau apšilęs, tai viskas tvarkoj. 4 greitas ratas. Pulsas didokas, 180. Sulėtinau. Dabar prasidėjo 4 lėtesnio tempo. Pajaučiau, kad pasunkėjo kvėpavimas. Bet, apskritai visai nieko. Žymiai geriau negu buvo praeitą kartą. Pirma treniruotė buvo žymiai sunkesnė. Labai pakilo pulsas. 180. Dabar aišku biškį krenta, bet didokas. Žiūrėsim po 2 lėtesnių, ant kiek nukris. Tada nuspręsiu, kiek greitint. Darau jau 5 greitą. Pulsas prieš spaudžiant startą buvo 100. Bandysiu dar 5, bandysiu greitai pradėti. Sulėtinau. Stadione, kaip matot, tai labai nuobodu bėgiot, bet aš, kadangi kamerą turiu, bendrauju su jumis, norėčiau padėkoti. Ačiū labai, kad mane žiūrit, prenumeruojat, motyvuojat mane judėti toliau link tikslo. Primenu, kad žiūri pirmą kartą, tai mano tikslas yra pusmaratonis metų pabaigoj, rudenį kažkur. Antras sulėtintas. Pulsas jau 106. Tai ir vėl atsistatė gerai, kvėpavimas ok. Judėsim toliau. Labai norisi prabėgti visus 6 pakartojimus tvarkingai. 5.
6 jau pagreitėjimas. Atrodo, paskutiniu greitu buvo tempas 4,55. Pažiūrėsim, koks rezultatas galtinis. Dabar bėgau, žodžiu, visą kilometrą lėtų tempu. Pagausiu kvėpiavimą ir baigsiu fartleką. Baigiau treniruotę. Garminas man padovanojo medalį už greičiausius 5 km šiais metais. Tai džiugu. Dabar, kaip visada, porą tempimų, pratimų ir judėsim toliau. Na tai ką, baigta daryti tempimo pratimus, baigta ir treniruotė. Trumpai, šiandien apie treniruotę, tai fartlikas iš tikrųjų man labai patinka, bet stadionas tai žiauriai nuobodu. Aš ką pagalvojau, galima tą fartliką tikriausiai priderinti ir prie miško kažkokio, arba miesto, nesvarbu, bet prie vieno rato, sakykim taip. Nes ratais bėgiot, tai čia ne man. Žodžiu, bandysiu, ieškosiu, naršysiu internete, kaip to padaryti. Ir jeigu kažką įdomaus rasiu, tai kita treniruotė bus būtinai nebe stadione. Trumpai apie mano būklę, tai viskas tvarkoj. Šiandien motyvacija didžiausia, net nežinau dėl ko, bet tikriausiai dėl to, kad patinka fartlikas, jaučiasi tas tempas, kvėpavimas, yra kažkokie pakeitimai, žodžiu, tik tai nepatinka stadionas, bet su to nieko nepadarysiu. Skaitysiu, naršysiu internete, žiūrėsiu, ką galima pakeisti, kur galima pritaikyti tą fartliką. Jeigu kam būtų įdomu istorija fartliko arba dėl ko tos treniruotės yra reikalingos, tai aš galėčiau kitą fartliko treniruotę jums pasiruošti ir išsamiau apie jį papasakot. Rašykit komentaruose, būtinai paskaitysiu. Šiandienos rezultatus, visus laikus, tempus prikabinu čia. Galit paskaityti, pažiūrėti, kam įdomu. Ačiū, kad būnat su manim, kad mane motyvuojat. Norėčiau jums palinkėti judėti į priekį, tik pirmin. Nesvarbu, ar tai lėtai, ar tai greitai, svarbu į priekį. Kam patinka, spauskit laikus, būsiu dėkingas. Su jumis buvau aš, iki kito karto. Ate.